Kelionė į Estiją – tai pirmoji klubo organizuota pažintinė turistinė kelionė vaikams. Dvi dienas pasisvečiavę Hiiumaa saloje atvykome į Estijos sostinę Taliną. Toliau, reiškia, mes per treniruotės, manau, kad užaugsim ir pasieksim aukštų rezultatų. Jau keli sportininkai, jau galim pasakyti, yra jūsų tarpe, tai aš galėčiau paminėti ir Deividą, ir Lieną. Rokas atpažino. Ar ne Rokas? Rokas! Sirgaliai, prašom pasirgti už komandą, žaidžia. Imtynių klubas. Matuoklis jo yra, mes čia dabar taip savo tokio šūkinio. Šalia jo. Dabar raudonį. O kas dabar? Raudonį. Raudonė. Vau. Na ir Deividas Podobajevas. Deividas Podobajevas dabar treniruojasi ir gerai bėgioja ir iki tarptautinės normos jam 200 metrų bėgime trūksta tik tai 30 sekundės, taip kad aš tikiu, kad tikrai iš jo irgi išaugs, kad mes jį išleisim ir pasitiksime iš olimpiados. Bus sveikant Deividai, ūsą. Gerai, linkiu jums, kad jūs būtumėt gražus, kvepėtumėt, kad patiktumėt mergaitėms gerai. Sausio 22-23 dienomis buvo organizuotos trečios slidinėjimo varžybos. Per 20 žiemos sporto entuziastų iš Alytaus, Kauno, Vilniaus, Ukmergės šiemet varžėsi puikiose Lietuvos žiemos sporto centro trasose. Tai takiukais turit keistis tada? Ne, neturim. Aš ilgiausiai. Gerai, pasiruošt. Dėmesio. Marš! Ginčas sprendimas vyksta. Pirmesnis ginčą finišuoja. O vadovas, Urmas. Eina. Finišuojam, dar ne finišas. Laukiu jo. Deividas, o kur
Deividas labai jaudinasi, keliamės, Deividai, op, neskubėk, slydė, įvėžė, gerai. O, šaunuolis. Kaip pabloginti šį kartą, ne? Labai geras variantas, kadangi tu dabar pastumėjai baltą, 2-0 dabar būtų, jeigu būtų tavo. Taip. Būtų teisinga išmušti tą geltoną arba baltą išmušti. Taip, labai gerai. Geltoni. Labai gerai. Salė. O čia mušti grindis negalima. Tai yra salės gruočio ir yra lauko. Geltoni. Nu, visi tavo rankos sudėmas. Taip reikia.